Pirmoji vieta, kurią nusprendė apžiūrėti miesto meras, tai šulinys prie Vasario 16 gatvės. Mero nuomonė jis ne tik trukdo einantiems, bet ir gadina estetinį miesto vaizdą. Miesto komiteto pirmininkas pritarė Mindaugui Sinkevičiui ir teigia, kad pakeitus stogelį, sutvarkius jį galima palikti kaip savotišką reliktą. Nuspręsta rekomenduoti savininkus sutvarkyti šulinį arba jį nugriauti. Tai vienas dalykas, aš tada prašyčiau, kad čia konspektuoja, kad užsirašytų išsiaiškinti, kieno čia tas šulinys, o paskui jau prašysim autorius. Jau padaryti, tada aš kažkokiau reikia padaryti. Bet ar mes, aš nežinau, su savininku šnekėsim, Gintai, čia ne mūsų turbūt, čia Visburo? Čia kažkieno iš... Tai klausimas gali būti, kad čia iš jūs... Niekas neprisipažins šiandien, kad kieno yra čia. Tiklau, kada iš čia atsirado įdomu, čia dar turbūt kaip šitų pastatų nebuvo. Čia labai senai šulinys buvo, tik paskui čia biskeptais apgražino. O pa šulinys tai čia senai buvo. Ne, tai čia du variantai, arba čia gali, kaip sakant, kaip ir aš sakiau juokaudamas, arba gali čia prikurt mitų, kad čia miesto laimė šulinys ir meskit visi centus, arba litus, arba kažką. Nekitiukų idėja, daug kad susiremontuoja ir bažnyčios statybai. Supranta, man atrodo visi, kad čia nieks vandens nesėme ir šiaip jau su aplužinėjusius stogus nelabai kaip atrodo, tai reiktų kažką tai galvoti. Ties Janinos Mišiukaitės meno mokykla esančių dviračių takų medžių šakos trukdo dviratininkams, tad jas reikėtų nugenėti. Sąjūdžio aikštėje atkreiptas dėmesys į deformuotą šaligatvį bei keliose vietose įtrūkusi šviesos tako stiklą. Meras nurodė miesto seniūnui Valerijui Krugliakovui išsiaiškinti, kiek kainuotų stiklo bloko pakeitimas ir numatyti tam lėšų. Dar kartą grįžtam be to klausimo ir pasiskaičiuojam, kiek kainuoja, jeigu garantinis nedengia. Jeigu tikrai nedengia, tai turi vis tiek patys tvarkyti, čia nieko nesulaukti. Ir tada rugsėjo mėnesį mes skirtume tų lėšų, kad čia susitvarkyti, jeigu čia nėra 1000 ar 2 klausimų. Gerai, per porą savaičių aš pateiktume. Bet reikia, bet ir kad būtų toks pats, o ne kažkoks kitoks. Ir tada 3 segmentai, gal net vieną reiktų sakyti rezervui. Ir ten susitvarkom švietimą. Ten to pačiu, jeigu išlupinėsim šito, tai lūpti. Bet čia išlup turbūt nebus lengva. Čia nėra taip paprasto išlupti. Apžiūrėti skulptūrą Sąjūdžio aikštėje nuspręsta iki spalio 1 dienos pakeisti lenteles. Lietavo Žemaitis bei Žeimių gatvės sankryžoje ir vėl nulankstyti apsauginiai stulpeliai. Ąžuolų gatvėje krovininiams automobiliams yra sunku pasukti, laužomi bortai. Apsilankius prie Rimkų mikrorajono laiptų kitąmet numatytas kapitalinis remontas, tačiau kai kuriuose laiptų pakopose visiškai ištrupėjęs cementas, atsiradusios skylės kyšo armatūra. Rajono meras Mindaugas Sinkevičius nurodė miesto seniūnui labiausiai pažeistas pakopas sutvarkyti, kad gyventojams žiemą būtų saugu. Ir pirmininkas neleis meluoti, kad sakėm, kad kitais metais kapitalinį remontą daro. Bet kadangi artėja neišvengiamą ruduo, paskui žiema, žmonėms reiks eiti, kol kapitališkai nesutvarkyti laiptą, tai siūlymas būtų toks, pasiskaičiuoti, kiek reikia užsimaišyti betono ir užkaišytas skylės. Taip jau vienkartiniai, kol čia nėra alternatyvo kapitaliniam remontui, čia yra tik tai... Galim, gerai. Mes darom funikulierių. Gerai, merė, bet turėkime omeny, kad tai sezonui.